94,9 FM. Ačiū, gerbiamas Bronis. Uždarykite duris studijoje. Vakar papasakosiu jums, kas buvo man. Labai įdomu. Sėdžiam su Eimuliu, Razmarataitė, Antonijo pilies gatvėje, žinote. Ir buvo dar šitas Tukačikas, Kristinas. Geriam vyną, žinote, ir valgiau makaronus. Oi, didelių ponų pasidarėt radijoje bedirbdamas. Taip. Su kravėtėm, su geldelom, valgė makaronus. Ir stebėjau pro langą tokie du ruskiai nacionalbolševikai antiglobalistai su gitaram groja, žinote, tarpuvartį. Groja ir vienas tokį padarė piktą vaizdą, kaip veidą, kai groja, tai nuožmų padaro veidą ir kaip šikna raugusi. Va taip, pažiūrėkit mane. Ir barškina tą savo gitaras, brazdina vieną su telnešką, tokie ruskių fašistai, kad baisesnių turbūt pasaulyje nėra. Tai jums įdomu, ką aš pasakoju? Labai įdomu, labai. Vytas Eimulis sako, gal tu nežiūrėk ten, nekreip dėmesio, o man nervas jam, aš negaliu, žiūrau piktai, tos ruskius, galvoju, to eisiu, duosiu. Kurva, atėjo kars na kartą užgroja ir tos rusiškus savo... Brindzianą savo tam gitaram. Ir galvoju, eisiu, apsimesiu, kad draugas jų, nes ten pro šalį eina žmogai, irgi sustoja kartais pinigų meta mergaitės tokios, galvoju, irgi draugu apsimesiu, sakysi, duok gitarą pagroti. Ir taip galvoju, duos man gitarą ir aš jam tą gitarą per galvą, žinot, iš visų jėgų. Ispanišką apykaklę. Oi. Ir prieinu, žinot, ir Eimulis ir Kristinas kažkaip suprato, kad mane stabdyti neverta. Ir sakau, duok gitarą biškį. Ir jis man duoda. Bet po to pastebi, kad pas mane sakysi tokią blogą liepsną matyt, kokią tai. Įtarė piktą. Ir neduoda. Ir taip tą gitarą aš ją bandau paimti, jis neduoda. Ir tada matau, kad, sakau, jūs dar čia pagrokit man biškį, aš jums galvas kažką nurausiu. Girtas buvau, žinot, visai piktas. Tie sako, jeigu jums čia nepatinka, tai nereiškia, kad čia žmonės vaikšto pinigus metom, patinka žmonėms muzika. Toj patinka, aš to. Toks mano nuotykis buvo. Ir klausiau visą tą istoriją, bet ramybės toks klausimas neduoda. Bet jūs minėjau, ten patiekalą valgėt. O kas yra tos kravietės? Kravietės yra kaip vėžiai. Vėžiai jos irgi raudonos spalvos yra, odegėlas labai skanios, su daug kojų. Tai čia įdomus valgis. Kas įdomus? Kravietos. Jūs galėtumėt patraukti ranką man, kodėl jūs būtinai man palei lytinį organą masikuoti savo ranką? Labai atsiprašau. Prašau. Dovanokit, nenorėjau, kaip sakant. Labai abejoju, ar nenorėjote? Šiandien ne. Šiandien esu patenkinęs lytinę aistrą ir esu visiškai patenkintas. Su kuom jūs patenkinot lytinę aistrą šiandien? Čia Lietuvos šitam ryte, tam Komsomolkoj rašė, mano nuotykiai čia, kur pas kunigą buvau, po to draugą, aš čia per tavo 4 per skelbimus visus surandu draugų, kokį vyrą, po to šantažuoju jį, ten, sakau, gėjus, aš visiems paskelbsiu. Po dainelės pratęsime šitą. Aš praktiškai galvoju, ar vertos tos mūsų aukos buvo sudėtos ant to nepriklausomybės aukuro. Taip, aš pagalvoju, ar verta mums buvo kavoti plikom rankom dėl tų ponų. Ką jūs kavojote? Elito. Ką jūs pakavojote kur? Aš buvau įkūręs žmogaus gynimo teisių tokią asociaciją, Česlovo asociacija. Vėliau mane nuteisė už... Jūs vaiką buvot suvalgęs prieš tai išprievartavimą. Taip. Žiaurus žmogus, žiūrau aš jūsų tą veidą, taip vadinamą, žinokit, man neramu. Aš, žinokite, laikraščių prisiskaitau. Neramu, man neramu. Ir kalbu kaip laikraštis. Jūs pagalvokite. Dabar
dabar, pavyzdžiui, pasiemu iš laikraštį ir ten parašyta, vyras susirado draugą. Kažkodėl jis man, kai šneka, tai su savo šito šaliku išbinto, jis man panašus į mumiją. Jis žmogus mumija. Nu, matot, aš čia egiptietišką kultūrą domiuosi, Kleopatra. Ponas Šapauskai, visi mes žinom į tikrą jūsų pavardę. Iš kur jūs žinote mano pavardę? Iš kur jūs sužinojote mano pavardę? Aš visą gyvenimą slėpiau. Kavojot visą gyvenimą pavardę, sakykite. Žinote ką, gerbiamas Broniau Ramanauskai? Žinote ką? Ką? Aš pagaliau pasakysiu jūsų tikrą pavardę. Jūs esate šūdžius. Tik ne tai, atsimkit savo žodžius atgal. Šūdžius. Prašau padaryti taip. Šūdžius. Labai ačiū, duokit paspausiu jums ranką. Duokit 5. Opa. Ačiū jums labai. Nu va, tai lieka nepriklausomybės praradimai. Ir pagalvojus dabar, kas mūsų laukia? Didėjančios kainos. Šildymas pabrangs 8 kartus. Aikit savo, 8 kartus. Druska 10 kartų. Aikit savo. Perlinės kruopas, kurias jūs mėgstate. 18 kartų. Aikit savo. Cukrus 2,5 karto. Oi. O. Nu tai gerai, kad nors cukrus taip nedaug. Nu, matote, šitas danai nusipirko, tai jiems nepravartu. Aš tai žinau, kad skaitau, kad jie visi vagis. Adamkus vagis, pažiūrėkim. Jo krikšto sūnus Zuoka vagis. Nu, tai... man atrodo, kad Zuoka ir yra jo sūnus. Aikit. Aš tikrai, žinokite, kažkur esu girdėjęs, dėl ko ta Zuoka yra glabojamas. Tai sako, sūnus. Sūnus Zuoka yra. Aš jums tai iš gitaros per galvą duosiu, žinokite. Nu, baikime. Gerai, man atrodo, kad dar, žinokite, yra ir toks Štrevičius. Jie visi yra žydri. Ir jūs žydras esate. Taip? Ir aš žydras. Ne, mes nežydrys su jumis. Runkelis negali būti žydras. Negali, nu kur čia būtų. Žinot, aš girdėjau tokią istoriją, kad runkeliai nemoka, kaip sakant, džigi darytis. Ir žinot, ir po 20 metų bendro gyvenimo ateina pas daktarą, sako, pažiūrėkit žmonai, kas yra, kad vaikų neturim. A pasirodo, žmona nekalta dar. Šikniniai mūsų čia runkeliai yra, kaip sakyt. Oi, žinot. Kartais juokas. Juoks jama iš mūsų runkelių, aišku. Ką padarysi? Oi, nusigyvenom, nepriklausomybėlė, nebėra tavęs amžiams. Amžiams praradome. Jeigu dar iš Maskvos pabėgom, nu vis tiek lietuvis apgaus ruskelį. Nu taip. A tie ponai mokyti jau mus prisiriš. A kas mes jiem esam? Pigi darbo jėga. Va mes, žiūrėk, dirbam Europos kažkokiam ponui. Radijų. Nu, ponas tik tai pinigus skaičiuoja. Ko jūs spjaudot savo seiliam prakeiktom, kai šnekate mane skykšta jūsų seilį? Aš nelaikau seilių, sergu liga. Jūs atrodote kaip Elijanas iš Leitenantės Ripley nuotykių. Taip, aš esu Elijas iš Jėzaus kančios. Po dainelės pratęsime mūsų gyvimus. Kadaise mes arklius juodojo jūroje girdėm, priešus stipriai mušom ir Rusiją pravirgdėm, verkėm, dainavom, nekart į kailį gavom, parpuolėm, nukrytam ir vėlgi atsigavom. Europoje narystė, eilinė apgavystė, kvailystė ir durnystė, politinė vagystė, piktųjų rankų darbas, kosmopolitinė blogybė, nepriklausomybė, tai Lietuvos galybė. Prarasim savitumą, žemdirbių arumą, prakeikti užsieniečiai, jūs kriaus mūsų valstiečius, ir Liandsbergio kvailumą, ir Bražiaus atvirumą, žudosi žemaičiai, ir verkia suvalkiečiai. Rumunija, Kinija, Irakas, Serbija, Bulgarija, Belarusija, Izraelis. Mes renkame Šustauską ir mylime Brazauską, Amurza irgi nieka, jis žino, ką pats siekia, nes mirdantis kaimiečiai pragertom smegenim, atspardytom kraujuojančiom raudonom sėdmenim. Per tą daugybę metų, kai rusai valdė mus, aš kolūkyje dirbau dėl rytdienos ramus, a dabar nežinau,
kas man Europoj bus, gal grįžkime kaimiečiai į Rusijos namus. Juk visos blogybės tiek iš vakarų, nes ponai iš Briukselio nevalgo vėdarų. Kiaulienas karbonadas ir nėra jokia bada, Europai nėra kas veikti, mums reikia naujo vado. Juk visos blogybės tiek iš vakarų, nes ponai iš Briukselio nevalgo vėdarų. Užupio radijas 94,9 FM. Nu ką čia, turime artėjančius rinkimus prezidento. Taip, užregistruotas kandidatų, mūsų prezidentas. Bet pavyzdžiui, dabar netgi nebepasirenku, už ką geriau balsuoti, ar už Veselką, ar už Paksą. O, žinokit, man irgi dilema, mama. Man, žinot, kas įdomu, aš vis tik skaičiau tas mūsų Česlovas, kad ir kvailelis, ir kad ir jūs panašus lėlės veidų, viską, bet galvoju, kad vis dėlto nėra toks durnelis. A dabar, kai baltiruojas, kuo jis skiriasi nuo Veselkos, viešpatie. Česlovai, jūs durnelis esate. Ką jūs darote? Dieve, man apsigalvokite. Ar aš? Ne jūs, aš Juršėnui sakiau. Kaip jūs, kur jūs, kokis čia prezidentus, tūpas ar kas, kaip žurnalistas, kur jūsų protas, atskakiniuotas jūs paršelį? Paršiukę, atsiimkite savo kandidatūrą, ar eikit geriau ant gitaros nacionalbolševikų dainas groti Pilies gatvėje. Jums prie veido labiau tinka. Ko jūs mane pertraukinėte, aš šneku? Palaukit, kažkas pertraukinėte. Pavyzdžiui, Veselką. O žmogus, teisingas jis toks yra, jis ne tai, kad Paksas, toks, ne. Veselka turi ką pasakyti. Iškart pasako žmogus, ką galvoja, reiktų ir į dūdą duotų. O Bronius, jūsų savo, Aš balotiruojuosi už Teisingo gyvenimo partiją lygą. Žiūrėkit, kur mano ranka dabar padėta. Jūsų tai vadinama kanapėlė. Aš čia kažkiek panašu jūsų tą ranką. Jūs skutatės plaukas nuo lytinių organų? O, tai bent klausimas. Aišku, kad ne. O kodėl jums čia staiga parūpo? Man atrodo, kad jūs persiskaitėte tų moteriškų žurnalų apie O. Apie ką? Apie O. Kas yra O? Užpakalis. Ai, apie užpakalį. Jūs kai tai postringavai, takis išverčiat viršų, jis man vėl primena romėnų senovės profilį, statulą. Oi, tai ką jūs, aš šiaip gimęs iš romėnų, aš praktiškai... Mes lietuviai esame man skambina, atsiprašau, padainelės mes pašnekėsim. Alio, taip Kestai. Bronius, mes šnekėjome apie mano itališką profilį. Ai, tai Palemonas buvo senovės italas, kurį kūrė Lietuvą. Ir Kaune jo paminklas yra vardu. Palemonas ir Cementas įkūrė jo. Nes cemento gamyklos yra Palemonė labai gerai. Ai, taip. Tai pabaigsiu savo istoriją. Tai vakar su tais nacionalbolševikais... Tai aš kažkiek esu panašus į italą, žinokit, savo to profiliu, tai reališką nosim. O jūs, gerbiamas Bronius, panašus man į kiaulės ir bulvės mišinį.
Jūsų profilis. Aš paprašysiu vėl atsimti savo žodžius atgal. Jūsų profilis yra labiau panašus į uzbeko. Arba... Aš jūs toj pat prašau, meldžiamasis, atsimti savo žodžius atgal. Lietuvio. Aš toj pat jums, žinokit, aš tirsiu to jums. Jūs Talibanė galėtumėt iš što LKK. Aš jums ko jūs kurva dabar man užsisakėt savo kelnes? Jūs ne žmogus. Jūs palemonas, jūs mat. Aš jūs ir išprovokavau. Jūs teroristas, jūs mane terrorizuojate radijoje. Aš jūs toj pat. Jūs Al-Qaeda. Jūs šitas. Aš Al-Qaeda. Pratęskite, apie ką jūs ten norėjote. Norėjau, kaip tik tie ruskiai, sakau, jūs man dar čia pagrokite, aš jums galvas kažką. Nu, ir jie pripažino, kad jie tada... Čiurbanas jūs kažkoks vis tiek. Patilėkit jūs. Bulvelė. Jūs nenormalus žmogė. Bulvelė, kraujomaišininkas, bulvelė, bronius. Jūs, aš žinokit, nenorėkit, kad aš jūs paklausiau, ar jūs papas mėgstate. O kaip ten pas jūs, apsigynimo gal pažymį pastebėjote? Baikite, aš jums prašau ant manęs. Kodėl jūs rėkite apie radiją iš pat ryto? Atsiprašau labai, aš jūs apspjaudžiau. Žiūrėkit, pas mane šitas dantis, matot, iš... Jūs visą laiką turėdavot spirito, įpilkit man biškį. Palaukit biškį. Čia skladelėje pas mane... Prašau. Dantenos kraujuoja, matot, man reikia prasivalyti jas. Jums trūksta vitaminų, matau. Tai aš norėčiau užbaigti istoriją. Tai Aurutė Razmarataitė paskolinau savo mašiną. Tegul galvoju vėžinasi bobą. Jai žinias reikėjo daryti vakar. Nu ir vo. Ir daviau jai raktą nuo mašinos, dokumentus ir pas mane mašinos raktas su namo raktų yra kartu. Nu, vadinama to namo. Tu turite gyvenate ūkiniai bendrijos. Mane nenervinkite. Tas jūsų skladukas, vagonas, tas, kur seniau badautojai gyveno, nereikėtų namų vadinti. Nu, kodėl jūs čia šitaip? To badautojų vagonėlio, kuris atiteko jums, atsiprašant, jūs galėtumėte ir padangas nusipirkti, nes dabar, kaip sakant, tas vagonėlis jau į purvą sulindęs visas, nu. Šnekėkit, gudruolį. Nu, ką aš negaliu. Aš žinokit, aš jūs skaituoju. Gyvenat savo vagonėlį. Aš žinokit, jūs žinot, kur pas manęs vagonėlį yra tualetas? O, klausimas įdomus. Tu ten pat, kur virtuvė. Liukas dugne prikakoju ir nuvažiuoju į kitą vietą. Todėl aplinkui mano namelį, vagonėlį pilna tokių krūvelių. Matkai. Tai aš vis tik pabaigsiu istoriją. Ir visai jau vakar, kai girtas, jau galvoju, tik taksiuką ir namolių liukų. Iškvietė taksiuką barmenutę. Nu ir sėdu ir važiuoju beveik prie namų. Prisiminiau, kad atidaviau raktą nuo būto, nuo namo į suraktų nuo mašinos. Nuo vagonėlio. Sakau, grįžtam ponas ir taip niegu galiniai sėdiniai, sakau, pažadinkit mane. Nu, taksistas mane taip tuk per pietį atvažiavam viską. Va. Prieš tai buvom su Eimuliu ir tokia Viktorija, palaukit, man skambina, po dainos pratęsime. Aliu. Dabar aš jums papasakosiu istoriją apie tokią Nataliją. Labai įdomu. Labai yra tokia graži pilies kepiklėlė, dirba padavėja Natalija. Nu, žinokit, grožio neišpasakyto. Nu, labai tokia dailaus profiliuka mergaitė. Juočkė, juodamakutėm, tokia juodi plaukučiai į kaselę, į uodegaitę, kaip voveraitę. Nu, labai daili. Tai ryte, kai buvom su Eimuliu, nuėjom pavalgyti į kepiklėlę pilies. Ir jinai ten dirba. Ir sėdim, tokia Viktorija buvo irgi juodukė, niekad nemačiau. Eimulė kažkokia draugė. Nu ir ta Natalija. Ir man kai krita į akį ir per sijoną bareljefiškai kelnaitės persimato ir matosi, kad jokia nestringa natūralios kelnaitės, kur man patinka. Triušikai. Triušikai. Ir tada aš sakau jai, susilažinam su Eimuliu ir su ta Viktorija, kiek jinai sveria. Sakau, 55, Viktorija, ar tai Eimulis sakė 59. Ir jinai priėjo prie mūsų, vėl sakau, Natalija, galima kiek sveriat, paklausiu. Sakau, 59. Tai Eimulis laimėjo tada. O tada aš atspėjau, koks jos pėdos ilgis, 39. Aukšta mergaitė labai. Aukštoka.
Vat, ūgis jos aš irgi beveik atspėjau 1,74 m, tai aš labai ją įsimylėjau. Po to jau, kai sėdėjom D. Antonijo priešais, kai į rūskius piktai žiūrėjau, tai toks atėjo berniukas neįgalus, kur žibutės pardavinėja ir pinigų prašo, tai aš jį pasikviečiau į vidų, jo nenorėjo įleisti, nes jis dažnai paprašaikina, bet aš padavėjai pasakiau, kad taip aš čia tikrai jį pakviečiu, jis atėjo ir aš nusipirkau puokštę žibučių už 10 litų. Vaikui tokią dovaną padariau. Ir sakau, vaikeli, dabar šitą puokštę nuveik į kepyklėlę Natalijai nuo Algio padovanok. Ir jis nuėjo vaikas ir po to žiūrim pro langą į kepyklėlę ir Natalija išeina ir man pamojuoja šipsodamas. Malonu. Labai graži mergaitė. Bet jūs bronius keičiatės su laiku. Jums kažkaip ir kitų vardų jūs vadinatės ir mergaitės jums patinka kažkas pas jūs. Nebe taip, kaip buvo. Bet jeigu man pasverti ant vienos svarstyklės jūs ir panelė Natalija, tai žinau, kad aš jūs nusverčiau ir man vis tik vyrai labiau patinka. Malonu tai išgirsti iš jūsų lūpų. Ne, niekada šitos... Gerai, keletas moters nebus. Pranešimų Eltos BNS vienas Pietų Australijos gyventojas moka iš savo rankų padaryti vyną. Ką aš šneku? Neduokit, kitas pranešimas Eltos. Vienas belgų šokolado darytojas padarė šokoladinį užpakalį. Deja, niekas nenori jo paragauti. Na, tai kinga. Šokoladinė skulptūra eksponuojama Briukselio parodoje. Kągi, dar toks įdomus pranešimas iš Čilės. Vienas andų gyventojas moka groti 5 dūdomis vienu metu. Sudėjęs dūdas į vieną kumštelę, putaunikas pučia nuostabiausias andų kalnų melodijas. Čia užupio radijas radio šou. Radio šou. Papasakokite, ką jūs labiau mėgstate? Norite aš jums pribautką tokia? Norėčiau. Kokią jūs ranką užpakalį valotės? Dešinę ar kairę? Kad aš jums pasakysiu, kad aš iš vis nesivalau. Taip reikėjo sakyti arba dešinę, arba kairę, jeigu kairė rankas. O aš būčiau pasakęs, kad ne rankomis reikia valyti, popierium. Ko jūs juokitės, kurva jūs prakeiktas? Akiniai jūsų, eikit jūs, negaliu aš jumis žiūrėti. Negali žiūrėti, aš galiu išeiti. Neikite. Neisiu. Ką jūs iš pradžių turėjote? Ar seksą su moterim, ar seksą su vyram, ar paprasčiausia masturbacija? Nesakysiu. Ar jūs privalote atsakyti? Radijas turi tarnauti žmogui. Turite atsakyti klausimą? Neatsakysiu. Kodėl dabar neatsakysi? Pirmą jūs pasakykit. Aš pirmiau turėjau seksą su moterim, dėl ko iki šiol spjaudausi kraujais. Jūs tą kiaulę, kurią... Nelieskit šito, nereikia, prašau. Kurios nuotrauką aš jūs maldauju, nereikia čia smūgis žemiau juostos, nestatykit manęs nepatogią padėtį. Ta kiaulaitė... Mes kalbėjausi vis, kad mes pamiršime tą kiaulę. Jūs kiaulaitę vadinat moterim. Nereikia šito, aš vis maldauju. Jūs vadinate moterim. Bet kad jinai buvo moteriškos lyties kiaulaitė. Kiaulės... Oi, mes nekalbėkame, bet aš maldauju jumis. Kiaulė Zuzana. Aš žinokit. Bronius dar kažkada buvo sėklintojas, kolūkio sėklintojas. Man juokinga iš jūsų moteris. Taip jums. Kodėl jūs mane kiaulinat prieš žmogus? Gerai, pakalbėsime truputį apie kitus dalykus. Mieli klausytojai, būtų labai gerai, jeigu dabar padarytume šviesiausią ES valstybę mūsų Lietuvą. Prašom, taip pat uždėkite žiebtuvėlius. Ačiū, gerai, galite užgesinti dabar. Tarp dangaus ir tylos. Užupio radijas. 94,9 FM.
Pabučiuokit mane užpakal, Česlovas. Nenoriu. Pabučiuokit, maldauju. Nenoriu. Bet kaip jūs žadate sutikti tą naktį iš 30 į 1, kur mes 30 dar būsime nepriklausoma Lietuva, o 1 jau, kaip sakant, grįžtam į vergiją vėl. Aš ketinu išsitatuiruoti savo ant užpakalio užrašą. Ant vieno žando Veselka, o ant kito Paksas. Aš žadu praleisti šiek tiek turiningiau. Bandysiu apšviesti savo aplinką. Žadu sudeginti nereikalingas padangas ir taip pagarsėti kaip šviesiausias taškas Lietuvoje. Taip, šviesiausias taškas LT. Taip, aš šviesiausias taškas esu. www. Šviesiausias taškas Užupio radijas LT. Bronius, gal einam alaus atsigersim? Ne, dar palaukit, reikia dar damuž, dar liko kokias 5 minutės pašnekėti mums. O dainelės pašnekėsim. Gerai. Tarp dangaus ir tylos. Užupio radijas. 94 ir 9 FM. Labadiena, kaip tik pas mus sporto naujienų, sporto ir kriminalų komentatorius panas Budulis, kas naujesnio kolega? Labai smagu. Elektrėnuose įvyko sporto varžybos, įvyko ledo ritulio varžybos tarp serbų ir lietuvių komandų. Aišku, lietuviai pakrovė ten 14, tai nesvarbu, ten 14. Žodžiu, sausai serbam pakrovė. Bet įdomiausia įvyko didelė machankė, kuri įvyko, kur susimušo lietuvių ir serbų sportininkai. Rezultatu laimėjo lietuviai. Va, toks sporto pranešimas. Kitas sporto pranešimas, toliau vyksta šaudimo į galvas varžybas, kol kas laimi nenustatyti asmenis. Toliau, kas dar mane džiugintų. Pritilo sprogimai, bet manau neilgam. Kai sako, liejasi kraujas dėl alkoholio visose Lietuvos miestuose, kontrabandininkai nepasidalina pinigų. Toks lietuviškas sportas, daugiau nežinau ką pridurti. Bėgu, palakstysiu krosiuką po užupį. Von, eikite iš čia. Česlovas, apsikeiskit. Tik nubėgo, čia uždarykite Česlovas. Ką čia dar? Dar vienas pranešimas Šiaurės Karolino, Pietų Karolinoje. Vienas gyventojas savo baseine augina karpį. Karpis išaugo dydžio sulig sveiku aligatoriaus patelė. Dar viena naujiena. Po 50 metų prakalbo Čerčilio papūga. Ir įdomiausia, ką jinai pasakė, tai buvo fuck you, motherfucker. Malonu. Dar vienas įdomus dalykas įvyko Tunguskos apskrityje autonominiam okrūge Rusijos federacijai. Ten gyvena žmogus kaip žmogus, tačiau jis ypatingas tuo, kad jis turi net ne 2, o 3 galvas. Išties fantastiškas nutikimas. Ir sužinokite, kad žmogaus nagai auga kaip ir plaukai.
tęsime mūsų šou, visiškai fantastiškas įvyko madų infekcijos festivalis, kur savo madas demonstravo visokie žmogai, buvo pusnogių merginų vaikščiojo, mėda mūsų Jonaitytė matėm, Kaminskienė. ką čia slėpti ir triusikus matėm ir netgi papūko gabalėlį. Buvo ir šiaip visokių manekenių dailių, ant kai kurių pimbalas ir erekcija stovėdavo, kai kurios buvo visiškai baisios. Na, bet tačiau ne apie tai kalba, buvo fantastiškas madų šou. Dizaineriai pasižymėjo. Na, kas čia dar taip man malonu būtų... Nereik man maumoti čia. A, jūs kodėl metėt savo dizaineriavimą, Česlovas, leiskite paklausti? Apdegėt rankas, įsimylėjote moterį tada. Ne. Buvau išstumtas heteroseksualios dizainerių mafijos. Nu, žinot, čia tas visą laiką ta kova vyksta, žinot. Taip, žinau. Tarp to dizainerių, kas pasidalina, kiti žmonės kitiems sekasi, galbūt atskirai pradeda dirbti, nedalyvauja infekcijose. Man įdomu tas pavadinimas, infekcija, ar čia. Čia aš atsiprašau, tik Straukaitės ir Urbanavičiūtės galėjo. Laikas būtų sutaikyti Straukaitės ir Urbanavičiūtę. Aš manau, o jos pykstasi dar? Jos, man atrodo, dar pykstasi. Bet reikėtų, šiais laikais negerai pyktis. Straukaitė ir Urbanavičiūtė, susitaikinkit ir baikite pyktytis. O tai turėsime mados infekciją, mados virusą, kažką turėsime. Pederastija kokia tai gauna. Bet kam Zokas pederastina tą užupį? Užupį, Kam to reikia, čia visiškai aiškiai pinigus plaunasi. Tai jo tas dešinysis Neries krantas. Taigi statyti namus ant dešinio Neries kranto, taigi jie griūna, jau dabar griūna tie mūsų dangoraižiai. Jaugi nugriuvo. Dar nenugriuvo. Nugriūna. O tengi pelkės, tengi draudžiama statyti. Ten visiškai, nepasitarta, subjaurotas Vilniaus architektūrinis veidas. Taip, ir architektai žudosi dėl to dabar. Dabar kam nupjovė tuos medžius, dabar Gedimino prospekto vidury ten, kur nuo McDonald'o iki Bėbėno Gudelio Svarovskio krištalų, kur parduotuvė. Tai kam užkliuvo tie medžiai, neringos? Arba dabar, irgi Zoka užsimojo su varna šaudys. Miesto parke iš pneumatinio šautuvo šaudys varnas. Kam kliūna tos varnos? Aš žinokit, turiu pneumatinį šautuvą pas save užpakalį. Tai su tom varnom. Dabar kam tos varnos? Tegul skraido kranksijos. Varnas labai padeda kažkam tai. Kas čia gyvūn? Padeda. Kažkaip tai. Man atrodo, kad varnos tuopas apsėklina. Tuopas apsėklina jo ir perneša ant... Taip, perneša sėklas. Sėklinasi. Taip. Jūs man tai tokį kalambūrą, žiūrėkit, jūs irgi esat sėklos nešiotojas. Pažiūrėkit, čia pas jūs ką, čia nesėklos nenešiojate savo kapšelėje. Ne. Žinot, pažinojau vieną tokią kaimynę pas manęs buvo, po to išvažiavo į Rusiją gyventi. Augino dogą. Dogą didelį šunį juodą velnę. Ir kai tas šuo nusimirė, tai jinai jam nupjovė kapšelį. Ir padarė piniginę iš jo, žinokit. Piniginė. Tai gali būti, kad ta moteris čia dabar girdėjau gandą, žinot, Borisas Moisejevas, jūsų toks draugas. Čia kai Vilnių atvažiuoja, jums skambina. Jis mane patratė, kai atvažiuoja. Tai jis veda lietuvę. Sugalvoja apsivesti lietuvę. Tai pinigus plauna. Ne, paso mat prisireikia. Paso šikniniam prisireikia. Lietuviško paso. Atvažiuos Borisas Moisejevas, o ant paso Vytis. Arkliukas. Su arkliukai. Aš, žinokit, nebūčiau pats pidarastas, tai žinokit, aš juos visus užmušiu, bet dabar, kaip sakyti, neturiu moralinės teisės. Žinot, negalima. O kaip jūs pirmą kartą žinot, kad aš pidarastas? Aš prašau, man skambija. Alio.